Sveiki, šiandien pasidalysiu su jumis supaprastinta aplikacijos architektūrinė schema. Šioje diagramoje surašiau, ką naudosiu backendui, ką naudosiu frontendui ir taip pat pasižiūrėsime, kokie dar papildomi servizai bus reikalingi, kad mūsų aplikacija veiktų sklandžiai. Tai pradėkime nuo dešinės pusės. Čia, kaip matote, šitoj pusėje aš įdėjau paveiksliuką, kuris reprezentuoja mūsų naršyklę. Tai yra vaizdas, kurį matys vartotojas. Ir čia, kai matote, nuo naršyklės toliau eina rodyklės ir eina įvairius sluoksnius, tai yra į mūsų frontendinę dalį, backendinę dalį ir papildomus servisus. Tai pradėkime nuo to, kad prieš pasiekiant vartotojo užklausai mūsų aplikaciją, nusprendžiau naudoti Cloudflare servisą. Ką tai reiškia? Kad šitas servisas mums padeda apsisaugoti nuo įvairių DDoS atakų, nuo kažkokio nekokybiško srauto, nepageidavimo srauto, kurį prafiltruoja Cloudflare serverį. Tai paprastai tariant, jeigu ateina užklausa į mūsų aplikaciją, kadangi mes esame prieš aplikaciją pasidarę Cloudflare apsaugą, tai reiškia pirmą užklausą pasiekti Cloudflare serverius ir tik tada, jeigu ta užklausa bus praleista, tik tai tada jinai pasieks mūsų, sakykime, frontendinės dalies serverį. Kitu atveju, jeigu, tarkim, ten kažkoks yra nekokybiškas srautas, vyksta atakos ir taip toliau, tai Cloudflare nufiltruos šitą srautą ir tokiu būdu mūsų serveris, sakykime, nepatirs jokio apkrovimo arba iki jo net nedais kažkokie vartotojai, kurie yra nepageidaujami. Tai Cloudflare aš planuoju pasirinkti nemokamą planą. Šiaip galime trumpai peržvelgti, kas yra gero nemokamam plane. Štai čia yra Cloudflare puslapis. Ir čia matome, kad yra surašyti visi privalumai, kuriuos duoda Cloudflare nemokamai. Tai pirmas, kaip matote, mano paminėtos DDoS atakos. Tai yra nemokamai padeda išvengti šių atakų. Sekantis dalykas, tai ką duoda, tai greičiausia DNS resolverį. Trečias dalykas, kad jie papildomai duoda Content Delivery Network, tai reiškia, kad tam tikri dalykai gali būti kešuojami Cloudflare pusėje. Kešavimą galima jungti, galima išjungti, tai yra daug įvairių ten taisyklių, kurias galima nustatyti konkrečiam puslapiui. Ir šiuo atveju, aišku, kadangi, kaip matėte, jau iš schemos biški užbėgsiu į priekį, naudosime Next.js ir jį deployinsime Vercel. Tai mums ten reikės papildomai irgi atsižvelgti į tam tikrus dalykus, nes Next.js ir Vercel iš savęs jau kešuoja tam tikrus dalykus, tai yra pakankamai optimizuotas frameworkas. Ir reiškia tam, kad mes išvengtume dvigubo kešavimo sluoksnio, tai yra, kad nebūtų kešuojama Vercel pusė ir nebūtų kešuojama dar papildomai Cloudflare pusė, tai reikės šitus dalykus susižiūrėti, nes galime turėti tokių situacijų, kai Cloudflare pusė yra užkešuota kažkokia mūsų aplikacijos versija, o sakykime, mes pasideployinom naują kažkokį funkcionalumą į Vercelį ir žiūrim, kad mūsų funkcionalumas naujas neatsiranda svetainėje, vien dėl to, kad Cloudflare galbūt yra užkešuota kažkokia sena versija ir mes turime tą kešą išsivalyti. Yra įmanoma pasidaryti įvairius actionus ir taip toliau, arba galima iš vis pasirašyti taisyklės, kad Cloudflare nekešuotų šitų duomenų ir visą kešavimą paliksime Vercelį, kuris yra tam jau sukurtas, kad būtent Next.js aplikacijas kuo optimaliau kešuotų. Tai yra, kad būtų kaip įmanoma maksimaliai duomenys pateikiami iš kažkokio CDN, Content Delivery Network. Na ir paskutinis, ketvirtas privalumas, ką duoda nemokamas Cloudflare planas, tai yra nemokama SSL sertifikatą. Tai gerai, galime dabar grįžti atgal į mūsų planą. Taip, tada trumpai apžvelgiam, kad pirmiausia, atėjus į mūsų svetainę, mes pateksime į Cloudflare servisą ir jeigu toliau sėkmingai praėjome šitą Cloudflare apsaugą, bus patenkama į mūsų frontendinį frameworką Next.js. Tai Next.js pasirinkau dėl to, kad pačiam kartais tenka paprogramuoti su Reactu, o Next.js yra Reacto frameworkas. Tai principė mes rašom tą patį Reactą, tik ant viršaus turime dar papildomai daug įvairių optimizavimų, daug papildomų funkcionalumų, ko, tarkim, neturi plika Reacto biblioteka. Tai, kad trumpai apžvelgtume, ką turi, galime nueiti į puslapį, kuris yra aprašęs bent jau 10 svarbiausių privalumų, ką duoda Next.js. Tai galime pradėti nuo pirmojo punkto, server-side rendering. Tai jeigu mes imame pliką Reactą, tai tuomet visi komponentai būna client-side.
Tai yra visas šitas kodas, visas JS ir panašiai, viskas yra vykdoma ir renderinama kliento pusėje. Tai šiuo atveju Next.js frameworkas ką leidžia daryti, tai kad komponentus, puslapius ir panašiai, kad mes galime surenderinti serverio pusėje. Reiškia, mes turime didesnį tikimybę, kad bus geresni SEO rezultatai. Kitas privalumas, kad bus geresnė greitavika. Ir taip pat šitas server-side renderingas leidžia palaikyti komponentų tokį miksavimą, kad dalis, sakykime, komponento puslapio gali būti server-side'as ir dalis gali būti client-side. Tai yra, sakykime, kažkokie on-click funkcijos, kažkokios animacijos, kurioms reikia JavaScript ir panašiai, jos gali būti kaip client-side, tai yra kažkokias gabaliukas puslapio, o tarkime kažkokia kita dalis, kur ten reikia sugeneruoti tekstinę informaciją, kuri yra, sakykime, ateina iš domenų bazės panašiai, jinai gali būti sugeneruojama jau server-side. Taip, tada antras punktas yra static site generation. Tai yra, kad mes galime Next.js frameworko pagalba generuoti buildo metu statinius puslapius, tai yra, kur bus tiesiog paduodamas HTML failas ir jame bus visa reikalinga informacija ir tie HTML puslapiai labai greitai bus užkraunami kliento pusėje, tai ten dalis sekundės netgi. Ir dar reiktų paminėti vieną dalyką, nes liktai nemačiau čia paminėto, kad be static site generation dar yra toks visai geras dalykas Next.js framework'e, tai incremental static regeneration. Tai yra, kai mes turime statinį puslapį, bet kuris turi galimybę atsinaujinti duomenis. Reiškia, mes konfiguraciniam faile to būtent ISR puslapio nurodome, kad norime, kad duomenis atsinaujintų, sakykime, kas minutę, kas valandą ar ten kas sekundę. Ir mes tai nurodydami leidžiame turėti statinį puslapį, bet su dažniausiai up-to-date duomenimis. Vienas toks niuansas yra, kad tas veikimas yra toks, kad tam, kad atsirastų tie duomenys, net ir nustačius, kad tai yra, tarkim, 1 minutės intervalas, kiek man manau, funkcionalumas yra toks, kad kažkas pirmą turi užeiti tą puslapį, jisai turi būti surenderintas ir tik tada sekančiam jau vartotojui bus parodyta atnaujinta versija. Bet tai galima išspręsti tam tikrais būdais, nebūtinai, kad kažkuris vartotojas nukentės ir pamatys bent jau senesnius duomenius ir tik tai sekančio atnaujinimo metu, tarkim, ar kitam vartotojui užėjus bus parodomi nauji duomenys. Yra naudojamas įvairius actionai ir panašiai, kad jeigu atsiranda kažkokie pakeitimai kažkur duomenų bazė ir panašiai, tai yra triggerinamas, sakykime, kažkoks actionas tam, kad būtų atnaujinta šita statinė puslapio versija. Taip, toliau yra, dar trumpai perbėgsiu, automatinis kodo splitinimas, tai yra tam tikras Java skripto kodo dalys yra sudedamos į tokius mažus čankus, taip pagerėja performance'as, taip pat Next.js prefetchina tam tikrus dalykus, jeigu į puslapį yra kažkokie rautai, tai tame puslapyje esančių rautų tam tikrą informaciją jau pats Next.js prefetchina ir kai vartotojas paspaudžia kažkokią rautą, netgi mes visiškai nepajausdami, kad mes nuėjome į kitą puslapį, duomenys užsikrauna, ten, sakykime, per sekundės dalį. Tai yra pakankamai daug tų optimizacijų padaryta jau pačiame Next.js framework'e. Taip, data fetching, tai pats šitas punktas kalba apie įvairius, kaip minėjau prieš tai, statinių puslapių generavimą, kad galima serverio pusėje pasimti kažkokius propsus, jeigu mes darome SSR, tai yra server-side renderingą. Taip pat, kas yra dar verta paminėti apie fetchinimą duomenų, tai kad naujose Next.js versijose yra palaikomos server actions, tai yra mes netgi galime turėti tam tikras formas, tai netgi client-side formas, kuriuose mes galime pakviesti server-side actionus. Tai yra pats komponentas išsiras yra kaip client-side, bet pats actionas įvykdomas jau serverio pusėje. Tokiu būdu labai patogu yra, nes nėra exposinamas joks API'us, taip pat nėra kažkokie exposinami, sakykime, keyai, jeigu mums reikia kažkokius tokenus naudoti, kažkokius servisus, darant užklausą, tai yra postinant kažką tai. Tai yra pakankamai patogu ir dažniausiai irgi performance prasme tai yra irgi tokia papildoma optimizacija. Taip, toliau turime rautinimą. Tai rautinimas reiškia, kad mes turim labai patogią visą navigaciją. Jeigu mums reikia sukurti kažkokį naują puslapį Next.js, mes tiesiog pasiemame, sukuriam papkę,
uždedam pavadinimą ir tos papkės viduje, tarkim, sukūrėme page.jsx arba page.tsx, priklausomai ar naudojam ar nes TypeScript. Ir viskas, ir mes turime jau sukurtą puslapį. Ir papildomai, jeigu norime naudoti ten įvairiems puslapiams bendrą kažkokį layoutą, tai yra galima kurti kiekvieno netgi rauto viduje po atskirą layoutą, tai yra galima turėti, pavyzdžiui, bendrą headerį, bendrą footerį ir taip toliau. Tai daug tokių įvairių dalykų, bet jie yra vėlgi specifiniai Next.js framework'ui. Tai yra, jeigu jūs naudojate iki šiol, tarkim, Reacto biblioteką, tai daug tų dalykų visgi reiks išmokti, nes tai nėra kažkoks universalus dalykas, tai vėlgi pačio Next.js visiškai tokia specifika. Taip, toliau yra, dar trumpai paminėsiu, yra paveikslėlių optimizavimas. Tai mes apie tai dar truputį pašnekėsim vėliau, kai jau ten parodysiu tą schemą ir ten, kur bus paminėta, kaip ir kur bus saugomi paveikslėliai. Tarkim, yra 8 punktas built-in CSS ir JavaScript bandlinimas, apiproxinimas, tai galima sukurti tokią papkę /IP, ten galima susikurti įvairius API rautus ir tuos rautus naudoti kaip proxy, tai yra, reiškia, jūs atliekate, sakykime, turite client-side komponentą kaip pavyzdys ir jeigu mes tam client-side komponentę norim kažkokį external API pakviesti ir mes norime siūsti kažkokį tokeną kartu su ta užklausa tam, kad gauti kažkokius duomenis ar kažką papostinti, tai kiti naudodavo šitus API rautus, tai yra pati užklausa vykdavo į aplikacijos API rautą ir tik tai tame raute jau būdavo daroma užklausa į third party kažkokį servisą, tokiu būdu irgi nėra exposinami jokie duomenys, tai yra mes šiuo atveju irgi tenai niekam netiduosim kažkokio savo keyaus, o per būtent savo API serverio pusėje mes pasidarysime tą užklausą. Na ir čia dar 10 punktas yra paminėta, kad yra daugiakalbystė, yra lengvai suportinama, tai yra tam reikalingi įvairūs įrankiai, bibliotekos ir panašiai. Tai va, tai tiek apie Next.js, kaip minėjau, tai pasirinkau jį tik dėl to, kad teko dirbti su Reactu, tai lengva pereiti prie kažkokio frameworko, kuriame, principė vis tiek rašysiu tą patį Reactą, tik tai naudosiu papildomas optimizacijas ir kažkokius jau tame framework'e esančius funkcionalumus. Dar norėjau paminėti, kad Next.js turi ne tik gerą dokumentaciją, bet turi labai daug medžiagos skirtos mokymuisi. Tai galime nueiti į jų puslapį ir čia matote, jų puslapyje vis laik čia dešiniam kampe yra buttonas Learn. Jau paspaudus pateksit į šitą puslapį ir čia yra visa informacija apie šitą frameworką ir suskirstyta į pamokas. Tai pakankamai gera dokumentacija, labai daug naudingos medžiagos apie kiekvieną funkcionalumą, kuris yra daugumoje atveju būtent specifinis Next.js. Tai jeigu kažką sudomino, galite užeiti čia ir perėjus va šitą visą, sakykime, tutorialą, pakankamai neblogą supratimą gausite apie Next.js, pradedant tai, kaip veikia tie standartiniai komponentai, rautimas taip toliau, baigiant autentifikaciją, erorų handlinimas ir panašiai. Gerai, galime grįžti į mūsų schemą. Na ir čia, kaip jau paminėjau apie Next.js, taip dar matote, aplinkui yra toksai rudų punktyrų pažymėtas blokelis, tai čia esu pasirašęs Vercel. Jau prieš tai minėjau, kad Next.js aplikacija planuoja deployinti Vercel, nes jie turi labai patogų interfeisą, visiškai nereikia rūpintis jokiais devopsiniais dalykais. Tai principė, jeigu mes turime savo kažkokią repozitoriją, supušinam kažkokį pakeitimą ir jeigu pagal defaultinį Vercelio veikimą, ant kiekvieno netgi komito mes galime turėti kažkokią nuorodą, kur galime pasižiūrėti savo naujo kažkokio feature, naujo kažkokio funkcionalumo veikimą. Tai yra galima prasimaigyti UI. Tai turi kainą, nes Vercelis turi nemokamą planą, pro planą ir ten įvairius enterprise planus. Tai jeigu nenorime, kad reiktų mokėti papildomai už visas šitas buildo minutės, tai planuoju pasidaryti tokią sąlygą, kad turėsiu staging branchą, tai yra tenai, kur mes turėsime kodą, kuris bus prieš productioną. Tai reiškia, sukuriamas kažkoks funkcionalumas, turime to funkcionalumo branchą, tada šitas branchas sumeržinamas į staging ir tada mes šitą stagingą iš karto sudeployinam į Vercelį.
tenai galima prasimaigyti, pasižiūrėti, kaip tai veikia, vis tiek bus pajungta kažkokia jau irgi staging backendo versija, taip pat bus galbūt padaryta ir Firebase kažkokia versija, kuri irgi bus naudojami kažkokie staging duomenys. Tai va, ir tenai mes galėsime viską prasimaigyti, tai yra buildą naudosim tik stagingui ir atskirai bus, tarkime, mūsų main branchas, kurį jau naudosime productionui. Tai va, tai tokiu būdu galima šiek tiek sutaupyti buildo minučių, nes kitu atveju, jeigu ten kiekvieną komitą buildinti, tai tikrai minimum reikės pro plano. Aš tiksliai nepamenu, kiek ten minučių įtraukta, bet jeigu dirbam vienam prie tokio projekto, tai pro plane tikrai užtektų tų minučių, bet jeigu dirbant visai komandai, tai ten gali būti, kad net ir pro plano gali neužtekti. Tad šiek tiek pasioptimizavus galima drąsiai netgi įsitekti ir su nemokama versija šito plano. Kur deployinsim jau aišku, ką deployinsim aišku. Dabar šiek tiek pakalbėsim apie šitus du dalykus, Firebase ir paveikslėlius. Tai pradėti galim dar apie Firebase, nes prieš tai paminėjau, kad irgi apie staging aplinką. Tai Firebase bus mūsų autentifikacijos provideris. Aš nusprendžiau, kad darant aplikaciją vienam pačiam, sakykime, gal kažkada kažkas norės prisijungti ir užsiimti dabar handlinimu visų jautrių duomenų, tai yra passwordų, elektroninių paštų ir panašiai, reikalauja nemažai laiko, reikia daug dalykų sužiūrėti, kad kokybiškai atlikti tos autentifikacijos, implementacijos darbus, nes mes aišku galėtume naudoti backend'e kažkokį Spring Security, patys viską saugoti duomenų bazį, hashinti passwordus ir taip toliau, bet reikės palaikyti passwordų priminimą, tai yra slaptažodžių priminimą, daug dar kitų dalykų, tai yra siūsti elektroninius laiškus, jeigu vartotojas prisiregistravo, arba tenai, jeigu vartotojas pamiršta tą patį slaptažodį, irgi reikia kažkokį pranešimą nusiųsti ir daug įvairių dalykų susijusių būtent su autentifikacija ir aišku, to pačiu su autorizacija. Tai nusprendžiau naudoti Firebase, nes nemokamas planas duoda 50 000 vartotojų, tai tiek vartotojų pasiekti čia reikia tikrai būti jau pakankamai daug nuveikus. Optimistiniu atveju čia gali tikėtis pradžioje ten 100 kažkokių vartotojų, o kad pasiek 50 000 vartotojų, manau, prireiks tikrai daug laiko ir per tą laiką tikrai turėtų paaiškėti, ar mums iš vis reikia kažkokio savos implementacijos, būtent tos autentifikacijos, autorizacijos, ar visgi ten ilgą laiką gali užtekti to pačio Firebase, nes ten pasirinkus, kad ir kažkokį papildomą mokamą planą, ten tas kiekis vartotojų išauga tikrai iki pakankamai didelių skaičių. Tai dabar pati idėja, kaip vyks autentifikacija ir autorizacija. Tai kaip matote, Next.js bus mūsų tas frontendinė dalis ir vartotojai, visgi ne visi vartotojai, tikrai bus daug vartotojų, daug turiu minėję, čia procentaliai gal įsivaizduoju, kad bus vartotojai, kurie tiesiog ateis per kokią Google paiešką ar panašiai ir jie norės tiesiog pasižiūrėti skelbimus. Ir dalį iš jų tikrai niekada nereikės nei autentifikacijos, nei autorizacijos. Tada bus dalis vartotojų, kurie nuspręs, kad nori išsisaugoti skelbimus. Reiškia, tokiems vartotojams reikės visgi užsiregistruoti svetainėje. Ta galima bus padaryti bent jau pradžioje, kaip įsivaizduoju, tai arba naudojant elektroninį pašto adresą ir slaptažodį, taip sukuriant akauntą, arba kitas dalykas iškart pasinaudoti Google autentifikaciją ir tokiu būdu iškart gali būti sukurtas akauntas, nenaudojant to, sakykime, to standartinio būdo, tai yra, kai suvedamas elektroninio pašto adresas registracijos formai, slaptažodis ir taip toliau. Tai va, tai bus pora galimybių prisijungti prie svetainės ir tokiu būdu tas vartotojas, kuris užsiregistruos, jisai galės, sakykime, išsisaugoti skelbimus, jis galės išsisaugoti kažkokias paieškas, kurias jis atliko ir tokiu būdu mes identifikuosime tą vartotoją ir iš Firebase, tai yra, kai vartotojas jau bus prisijungęs, mes visą laiką gausime kažkokį tokeną. Tam, kad mes galėtume backend'e pasitikrinti, kurie, kaip pavyzdys, skelbimai yra išsaugoti pas tą vartotoją, arba, sakykime, be paprasto vartotojo mes taip pat turėsim galimybę leisti registruotis ir nekilnojamo turto agentams, brokeriams, agentūroms. Tai reiškia, šitą tokeną, kuris ateis iš Firebase, mes naudosime, kad autentifikuoti ir autorizuoti vartotojus. Tai yra, mūsų backendas gaus šitą tokeną su užklausa iš frontendo ir jisai tame backende paims ir pasiverifikuos tą tokeną. Čia aš trumpai pasirašiau tokį pastabą, tai yra, kokį aš įsivaizduoju veikimą. Mes, kai gauname šitą tokeną iš Firebase'o, tai yra ateina vartotojų užklausa, sakykime, vartotojas nori peržiūrėti, 20 kažkokių skelbimų ir mums reikia kartu gražinti informaciją, ar jis yra išsisaugęs tuos skelbimus.
Ir šiuo atveju, tarkim, gavę mes tą tokeną, mes jį backend'e paimsim, pasitikrinsim, ar tai yra tikrai validus tokenas. Ir jeigu validus tokenas, mes tada išsitrauksime iš tokeno claimų to vartotojo informaciją, sakykime, pasimsime kažkokį jo ID, kurį mes irgi saugome pas save, tarkim, duomenų bazėje, ir galėsim pasimti kažkokią vartotojo rolę. Kadangi mes pilnai pasitikėsim šitom tokenu, tai yra mes jeigu jį patvirtinam ir tikim, kad čia yra tas jau teisingas tokenas, patikrinimą galima padaryti naudojant arba Firebase SDK, arba galim naudoti kitus libus, nes vis tiek Firebase pusėje bus naudojamas kažkoks sekretas, o čia mes tam, kad tokeną pasitvirtinti, aš tik dar iki galo nesužiūrėjau visos dokumentacijos, arba mes galime naudoti kažkokį public key tam, kad patvirtinti autentiškumą šito tokeno, arba galėsime naudoti per SDK, sakykime, su to pačiu netgi sekretu, irgi tą patį patvirtinimą tokeno ir tokiu būdu gauti visą informaciją apie vartotoją. Tai mes papildomai netgi šiuo atveju tarsi sutaupama papildomą užklausą į mūsų duomenų bazę. Tai yra atėjus tokenui mes jau turime informaciją apie tai, koks vartotojas su kokia rolė atlieka šitą užklausą. Ir mes jau iš karto galime susirinkti duomenis, būtent skirtus tam vartotojui, arba netgi galime, sakykime, išmesti kažkokį 401 requestą, unauthorized, nes vartotojas, tarkim, neturi teisių pasiekti šitą endpoint arba pasiekti šitą informaciją. Tai apie autentifikaciją būtų tiek. Dabar, kaip matote, sekantis dalykas irgi, kas yra priskirta prie frontendo, tai yra mūsų paveikslėlių saugojimas. Pasirašiau, kad šiam momentui planas yra naudoti Cloudflare images. Dažniausiai, jeigu pastebėsi, daugelis aplikacijų visgi pasirenka naudoti S3 bucketą, bet pats iš savęs, kiek žinau, S3 bucketas jis nėra optimizuotas, sakykime, labai gerai greitaveikai, jis yra toks kaip storage'as, bet tam, kad būtų gera greitavika su visais tais paveikslėliais, kurie yra tam pačiam S3 buckete, tai EVS turi dar papildomą tokį servizą CloudFront, tai reiškia mes aplink S3 bucketą prapinant dar AWS kitą servizą CloudFrontą ir tada mes turime tą visą jau greitaviką, turime tos pačius paveikslėlius, kuriuos įsisaugėme S3 buckete, bet kai aš nagrinėjusi Cloudflare dokumentaciją, šiek tiek skaičiau informaciją apie nemokamą planą, pastebėjau, kad jie siūlo tokį servizą paveikslėlių talpinimą. Galime pereiti jų landing page'ą ir šitam landing page'e matosi visa informacija, tai yra kokie yra šito servizo privalumai. Kai matome už $5, aš gal netgi šiek tiek padidinsiu, tai už $5 galima patalpinti 100 000 paveikslėlių. Ir už 100 000 paveikslėlių delivery, tai yra parodymą, imamas $1. Aš manau, kad projektams, kurie pradžioj neturi ten didelio srauto, taip pat paveikslėlių kiekis tikrai kurį laiką neviršys to pačio 100 000, tai kainodara yra labai palanki. Jie turi savo API-ų, tai yra patogiai galima įkelti paveikslėlius, ištrintos paveikslėlius, taip pat turi papildomai visokius signed URL'us, kur galima netgi nesiunčiant kažkokios autentifikacijos gauti laikiną kažkokį URL'ą, į kurį gali vartotojas įkelti paveikslėlius. Ir prie to, kad yra naudojamas Content Delivery Network'as, tai yra, kad labai greitai bus parodomi šitie paveikslėliai, netgi vartotojams esančiams įvairiuose pasaulio šalyse, kadangi Cloudflare turim virš 300 lokacijų, kur yra jų serveriai ir iš kur vartotojams arčiausiai esantiems tos lokacijos yra pateikimi iš kešo šitie paveikslėliai. Taip pat yra siūloma ir tokia papildoma kaip optimizacija, kad galima įkeliant tos paveikslėlius, jiems priskirti įvairius variantus. Įvairius variantus tai turi omeny įvairius dydžius. Tai jeigu mes įkeliam dabar vieną paveikslėlį ir mes galime turėti jo iki 20 variantų. Čia pačioj yra aprašyta prie pricingo, štai apačioje galima matyti, kad galima sukurti iki 20 variantų vieno paveikslėlio. Tai sakykime, mes žinome, kad vartotojas gal įkels didesnius paveikslėlius, bet tam tikrose aplikacijos vietose mums reikia gal tik thumbnailų, ten tarkim koks ten 100 ant 100 pikselių dydžio, kažkur reikia gal 800 ant 600 dydžio ir panašiai. Ir mes tokių variantų galime prisikurti ir tai nekainuoja papildomai. Tai yra, jeigu įkeliam, mes mokam tik už tą vieną paveikslėlį, bet nemokam už visus to paveikslėlio variantus. Ir papildomai čia rašoma, kokios dar yra optimizacijos, tai yra palaikomi tam tikri optimizuoti formatai, kaip minėjau, yra Direct Creator Uploads, taip pat API-us yra,
Ir čia daugiau parašyta, jeigu renkatės kažkokią versiją, kur mokate $10 ar tai $50. Tai kaip pavyzdys, jeigu $50 mokate, galite įkelti iki 500 paveikslėlių. Taip pat galima įkelti ir video kontentą, taip pat va čia koks delivery, tai yra galimas iki milijonų paveikslėlių delivery už tą sumą ir panašiai. Tai čia, sakykime, augant projekto poreikiams, galima visą laiką su pakankamai dar gera kainodara išsisukti ir vėliau, jeigu jau, tarkim, jau visiškai neina įsitekti į tokią kainodarą, visą laiką, aišku, galima pereiti prie kokio S3 bucketo ir prie kitų AWS servisų. Tai apie Cloudflare Images būtų tiek. Toliau, dabar jeigu mes pasižiūrėtume, mūsų visa šita jau frontendinė dalis, ką minėjau, kaip ir jau yra apžvelgta. Na ir dabar, jeigu trumpai apie backendą, tai čia nieko naujo, kadangi aš prieš tai irgi darydavau pamoką susijusią su Springo frameworku, su Java, tai backendui naudosim Spring frameworką, naudosime Java, aiškus kalba, tiesa nepaminėjau, čia Next.js frameworką naudosiu JavaScript su TypeScriptu, čia visiškai jau standartas šiuo metu. Ir dėl ko pasirinkau atskirai backendą nuo frontendo, turiu minį, kad žinant, kad Next.js yra full stackinis frameworkas, teoriškai mes visą šitą logiką galėjome rašyti ir tiesiai Next.js frameworką. Tai yra, mes galime tenai tiesiai queryinti duomenų bazę, naudoti kažkokį ORM, ten Prisma, Drizzle ir taip toliau. Bet man pasirodė daug geresnė idėja ir pas mumis dažnai projektuose, kur tenka dirbti, visą laiką yra atskirai API'us ir atskirai frontendinė dalis. Ir ateityje galbūt, jeigu projektui atsiras toks poreikis, turėti kažkokią mobilią aplikaciją ar dar kažkokius aplinkui API reikalingus servisus, tai turėti API visiškai atskirai yra pakankamai patogu. Plus mes galime atskirai deployinti API dalį, atskirai deployinti frontendinę dalį. Ir aš nusprendžiau API-ų deployinti į Heroku servisą, dėl to čia aš irgi apibrėžiu tokiu rubdu punktyru ir mes deployinsim į Heroku. Pasirinkau Heroku, nes labai irgi patogus yra interfejsas, patogus procesai. Tai yra, jeigu mes ten sudeployinam iš kažkokio branšo kaip staging versiją savo API-us, labai lengva ten promautinti į production versiją. Na, kaip ir Next.js su verseliu atveju, mes turime daug tokios abstrakcijos, kas leidžia atsisakyti visų tų papildomų DevOpsinių darbų. Tai yra, viską leidžiame daryti šitiems servisam, taip jie turi kažkokią kainą, taip pat tai yra šiek tiek brangiau nei, tarkime, viską darytume patys, kažkur ten viską deployintume į kažkokius AWS servisus, kurie dabar patys ten populiariausi ir ant bangos yra. Bet tarkim, kol tai yra pradinė aplikacijos versija, kol ten sukursim tą pirminį MVP, labai gerai yra naudoti egzistuojančius servisus, kurie visiškai leidžia išvengti visų tų DevOpsinių dalykų. Tai manau, kad iš šitos architektūrinės pusės kaip ir viską papasakojau, apie duomenų bazę nežinau, ar čia verta daug kažką įsiplėsti, pasirinkau tokį visiškai klasikinį variantą, naudosiu Postgres relacinę duomenų bazę, pajungsim ir naudosim čia Java Persistent API, tai yra ORM, kuris abstraktins tas mūsų visas SQL užklausas. Aišku, bus gal ten kažkokių custom SQL query, kurios reikės mums patiems rašytis, bet aš manau, kad naudojant Springo frameworką su visais tais dependenciais mes pakankamai greitai galime sukurti API-ų. Taip pat ten yra naudojama daug abstrakcijų, anotacijų, kas leidžia išvengti to boilerplate kodo rašymo. Gal šiandien kažkiek išsiplėčiau apie kažkurias šitos schemos dalis, bet stengiuosi, kad video būtų toks labiau tinkamas pradedantiesiems. Kažkokie patyrę developeriai čia kažko naujo visiškai nesužinos, o tie, kas pradeda, galbūt kažkokios ras naudingos informacijos apie tai, gal kaip struktūruoti aplikaciją, gal kažkokius sužinojo apie kažkokius naujus servisus, kaip Cloudflare Images ar Firebase. Tai jo, šitas kontentas visgi skirtas daugiau pradedantiesiems ir dalinuosi savo idėjomis, savo požiūriu, kaip aš įsivaizduoju tokios aplikacijos kūrimą. Tai jeigu atsirado bent vienas kitas žmogus, kuriam čia buvo visai įdomi informacija, tai būtų smagu, jeigu uždėtumėt like arba bent parašytumėt komentarą. Tai šiandieną tiek, o sekančios serijos idėja, kad jau pasidarysim pirmąjį komitą, bent jau pasikursime frontendinę aplikaciją, tai yra Next.js frameworką, pasideployinsim jį, verselį, pasikonfigūruosim kažkiek tai ir pasižiūrėsim, kaip viskas veikia. Tai tiems, kurie to nedarė, bus gal visai įdomu, tiem, kas darė, aišku, kažko naujo nelabai sužinosit. Ir plus taip pat pasižiūrėsime, kaip pajungti
domeną prie Cloudflare serviso, nes šiuo metu pas manęs domenas yra saugomas interneto vizijoje, reikės susitvarkyti DNS įrašus, taip pat Cloudflare pusėje reikės irgi susitvarkyti tam tikrus įrašus tam, kad puslapis veiktų su Vercelio hostingu. Tai šiek tiek padarysime dar to konfigūravimo, taip kad kita dalis, kita serija bus jau šiek tiek gal įdomesnė, bus mažiau kalbų, o daugiau darbų. Tai šiandieną tiek, iki kitos serijos.